Tai Dovydas buvo vadinamas vyras pagal Dievo širdį ir pagaliau praeitą kartą sužinojome, kaip jisai tapo viešu karaliumi. Ir dabar taip, 2 Samuelio 13. Jisai turėjo 8 žmonas Dovydas. Šitoje vietoje aš taip vis galvoju, vyras pagal Dievo širdį, bet 8 žmonas ir 10 sugulovių, bet tai kažkaip niekur neminima kaip jo negatyvioji pusė. Tai Dovydas turėjo 8 žmonas ir 10 sugulovių, tai turėjo daug ir vaikų. Pirmas jos sūnus buvo Amnonas, toks keistas labai vardas. Paskui antras sūnus nelabai kur minimas. Trečias sūnus Abšalomas ir tas Abšalomas turėjo seserį Tamarą. Tai reiškia, kad šitie vaikai yra nuo kitos žmonos negu tas pirmas sūnus. Ir tas Amnomas taip išėjo, kad jisai užsigydė visiškai neleistiną dalyką, jisai pamilo savo seserį Tamarą, bet netikrą seserį, pusiau seserį, bent jau tiek reikia pasakyti. Ir parašyta, kad jisai taip liūdėjo, kad susirgo netgi dėl savo sesers Tamaros. Ir neinant giliau į tą istoriją visą, tiesiog pasakysiu, kad jisai kartą apgaulės būdu tai padarė, kad būtų kartu su ta Tamara su savo seserimi viename kambaryje ir liktų vienas. Jis ten apsimeta, kad serga, žodžiu, jam dar draugas šiek tiek patarė. Lieka vienas ir, taip ir atsitiko, kad jis prievartą tą savo seserį paėmė. Ir įvyko, nelabai reikšminga šita istorija, tik tiek, kad jis dėl to savo gyvybės paskui netenka. Bet dar vienas toks įdomus dalykas, iš karto po jo padarytos nuodėmės jis pradeda nekęsti savo sesers. Iš karto parašyta, jis pradėjo nekęsti. Tai va, tą seserį, kurią jis taip mylėjo, kad net sirgo, iš karto padaręs nuodėmę jis jos ima nekęsti. Ir aš pagalvojau, kad mūsų gyvenime iš tikrųjų būna visiškai tas pats. Kai mes ko nors geidžiame, nesvarbu, tai gali būti daiktas, patirtis kažkokia, tai taip noriu ten nuvažiuoti tokią vietą, ten nusipirkt, apsipirkt, nesvarbu, kažkoks nesveikas, toksai geismas, jisai dažniausiai mums atrodo, kad be to daikto ar to žmogaus mes neišgyvensim, kad tai yra tiesiog gyvybiškai būtina ir įprastai, kai mes geiduliui pasiduodame ir gaunam tą daiktą ar žmogų ar tą patirtį, iš karto po to mes suprantam, mums tarsi atsidengia akis ir mes pamatom, kaip jokios vertės tas dalykas neturi, kurio mes taip troškome. Tai aš tikiu, kad čia yra lygiai tas pats buvo ir įdomu, kaip Ieva iš tikrųjų pasijuto, kai jos akis geidė vaisiaus, ji pasidavė geismui, tą vaisių suvalgė Edeno sodėje. Įdomu, kaip paskui jos tas vaisius akyse jos atrodė. Ar jis dar toks pats geidžiamas buvo, kaip ir prieš tai? Tai čia man toks klausimas tiesiog kyla, o tas mechanizmas geismo, kuris paskui užsimezgė širdyje pagimdo nuodėmę, jis universalus. Galioja absoliučiai bet kokiu atveju, o šiuo atveju tam broliui Amnonui tai sukėlė ir pasibjaurėjimą matyti, ir neapykantais tą seserį iškart išvijo lauk. Tas sesuo nubėgo pas savo brolį Abšalomą, kuris tada atkeršijo už ją ir nužudė tą brolį Amnoną ir pabėgo į kitą kraštą gyventi. Tai kitam tada skyriuje yra su Abšalomu. Iš viso tas žodis Abšalomas reiškia mano tėvas yra taika hebrajiškai, nors jis elgėsi labai netaikingai, tai neatspindi savo vardo visai. Galiausiai jis praleidžia kelis metus išvykęs iš Izraelio, pabėgęs, iš Jeruzalės tiksliau, ir galiausiai Dovydas leidžia jam grįžti atgal į Jeruzalę, tačiau su juo nesutinka su savo sūnumi matytis. Ir taip jisai dar 2 metus gyveno, nei karto nematė savo tėvo Jeruzalėje. Parašyta, kad visame Izraelyje nebuvo gražesnio vyro už Abšalomą. Nuo galvos iki kojų padų jis neturėjo jokio trūkumo. Sako, net tokia detalė įdomi, kad jis kirpdavo plaukus kiekvienų metų pabaigoje, nes plaukai būdavo jam per sunkus. Jo nukirpti galvos plaukai svėrė 200 šekelių pagal karaliaus matą. Aš pasižiūrėjau, Google rašo, kad tai 2 kilogramai. Tai žodžiu,
gale metų nukerpi nuo galvos plaukus ir galva palengvėja 2 kilogramais. Vat toks buvo Abšalomas. Jisai priverčia, Joabas, kiek atsimenat, jisai yra Dovydo karininkas, artimas žmogus, jisai priverčia Joabą, padegdamas jo miežių laukus, kad jisai priverstų Dovydą kažkaip tai jį priimti atgal. Išeina taip, kad Dovydas sūnų pasipriėmė atgal, sako, Joabas atėjo pas karalių, jam pranešė, kad Abšalomas labai taip jį nori matyti, kad net padegė jo miežių laukus. Tada karalius pasikvietė Abšalomą, atėjo jis pas karalių, nusilenkė veidu iki žemės, o karalius pabučiavo Abšalomą. Taigi jisai sugrįžta pas savo tėvą, kaip ir visa taika, o kitame skyriuje parašyta, kad tas Abšalomas, nors iš tikrųjų kaip ir nebūtinai mums reikėtų apie jį kalbėti, bet jisai ryškus pavyzdys yra kaip išoriškai tobulas žmogus, išoriškai. Gi ne veltui aprašyta, kad jo išorėje nebuvo jokio trūkumo, kaip jisai gali būti visiškai sugedęs viduje. Tai čia vienas iš pavyzdžių. Ir beje, tėvą turi tą, kuris yra pateptas karalius ir pagirtinas iš visų vyrų. Ir visgi nepanašus į savo tėvą. Tai ką jisai daro? Jis įsigyja vežimą, žirgų, 50 vyrų, kurie bėgdavo pirma jo. Jisai trokšta garbės ir šlovės. Jisai keldavosi anksti, atsistodavo šalia kelio prie vartų ir jei koks žmogus su savo byla eidavo į karaliaus teismą, Abšalomas pasišaukdavo jį ir klausdavo, iš kurio tu miesto? Tas atsakydavo, kad aš esu iš tokios ar tokios Izraelio giminės. Tada Abšalomas jam sakydavo, tavo reikalas yra geras ir teisingas, bet karalius neturi, kas tave išklausytų. Jei mane paskirtų krašto teisėjų, tai pas mane galėtų ateiti kiekvienas, kuris turi bylą ar skundą ir aš apginčiau jo teises. Jei kas norėdavo Abšalomui nusilenkti, jis ištiesęs ranką tą apkabindavo ir pabučiuodavo. Tai reiškia, jeigu, čia grynas politikas, jeigu jisai kažkoksai žmogus ateina, nori jį pagarbinti ar jam parduoti garbę, tai jisai neva rodydamas savo visišką nuolankumą ir draugiškumą, kad jisai lygus yra su visais, jis duodavo jam ranką, apsikabindavo ir pabučiuodavo. Taip Abšalomas elgėsi su visais izraelitais, kurie ateidavo į karaliaus teismą ir tokiu būdu jis pavergė, o hebrajiškai pavogė, izraelitų širdis. Tas jo elgesys, jis kai ką atskleidžia ne apie patį Abšalomą, jis yra geras politikas. Jisai sugebėjo nekariniu būdu pavergti visus žmonės savo. Tai reiškia, jis geras politikas, diplomatas, bet tai kai ką atskleidžia apie mūsų visų širdis. Jeigu ateina politikas, nesvarbu, ar jisai teisėtas, neteisėtas, ir jisai elgiasi su tavim gražiai, išklauso tave, jisai tau linksi, jisai rūpinasi visomis problemomis, ypač prieš rinkimus. Žmonės yra linkę, nori, nenori, nebent jie savo makaulėjimą galvot, bet jie linkę yra būti pavergti, nes žmogui patinka, kai su juo gražiai elgiasi. Tai vat mes esame paveikiami, ypač prieš rinkimus. Tai Abšalomas išeina į Hebroną, ten, kur vyksta dažniausiai įvairūs svarbus dalykai Izraelyje. Ir parašyta, kad jisai išsiuntė slapta pasiuntinius į visas Izraelio giminės su pranešimu. Išgirdę trimito garsą, sakykite, Abšalomas karaliauja Hebrone. Iš Jeruzalės su Abšalomu išvyko 200 pakviestų vyrų, jie ėjo nieko pikto neišmanydami ir nieko nežinodami. Kartu su jais išėjo ir artimiausias Dovydo patarėjas. Tas sąmokslas taip išsiplėtė, taip Biblija ir rašo, kad tai yra sąmokslas, nes žmonės nuolat ėjo pas Abšalomą. Ir galiausiai pasiuntinys buvo atsiųstas pas Dovydą ir pasakė, kad Izraelio žmonių širdis prisirišo prie Abšalomo. Tai dabar išeina taip, kad Dovydas jo tėvas, tikras karalius, pateptas viešpaties. Ir jisai nusprendžia vietoj to nei kovoti, nei kažkokiam naudotis taktikom, o jis nusprendžia pasitraukti. Ir pradžioje aš taip galvojau, tarsi kam, tu iš karto gali jį nukauti, kam tau to reikia, bet iš tikrųjų parašyta, sako, traukėmės iš Jeruzalės, kad jisai mūsų neužkluptų, nepadarytų mums piktų ir nesunaikintų miesto kardu. Aš tikiu, kad čia Dovydas iš tikrųjų saugo miestą. Karalius išėjo kartu su savo namiškiais, tik jo 10 sugulovių liko saugoti namų.
Karalius išėjo ir visi žmonės sekė paskui jį ir jie sustojo toli nuo namų. Visas kraštas garsiai verkė, visi žmonės ėjo į kitą pusę, o karalius perėjo per upelį Kidroną ir traukė dykumos link. Paskui jį ėjo ir skrinė, kunigai, patarėjas, bet jisai išmintingai pasiuntė skrinę atgal į miestą ir išsiuntė savo artimiausią patarėją, draugą irgi pas Abšalomą, sako, eik ir būk, tarkim, kaip žvalgas, kaip kažkuris, kuris gali būti patarėjų mano sūnui, kad duotum jam jo kito patarėjo patarimą, žodžiu, sugadintum, va taip jis pasakė. Tai kai visi pasitraukė iš tenai, Abšalomas įžengė į Jeruzalę. Toliau 4 skyriai yra tokia gana ištęsta istorija, aš viską sutrauksiu vieną trumpą, čia iš tikrųjų visai neilgai papasakosiu. 4 skyriuose vyksta visa ta istorija, kaip Abšalomas tarsi karalius dabar, ir jisai turi jau Dovydo patarėją, ir šalia jo ir kitas Dovydo patarėjas, tas tikrasis, gerasis. Ir Dovydas, būdamas dykumoje, besislėpdamas, jisai meldžiasi, kad tas patarimas to jo išdaviko draugo patarėjo, kad jisai būtų blogas, kad jis kažkokiu būdu suklaidintų jo sūnų. Ir kad jisai niekais būtų paverstas. Tai pirmas jo patarėjo patarimas Abšalomui buvo, kad jisai perimtų tėvo sugulovės. Ir jisai tą padaro labai groteskišku būdu, taip ir parašyta Biblijoje, ant stogų yra pastatoma palapinė ir visų akivaizdoje jisai įvykdo tokį, čia ir simboliškas veiksmas, jis paima visas sugulovės, simboliškas veiksmas tame, kad mano tėvo ir moteris, ir valdžia, viskas dabar perėjo į mano rankas. Toliau kitas patarimas yra iš to patarėjo, neteisingojo, kad dabar paimkim 12 000 vyrų, pasigaukime Dovydą ir jį nužudykime. Tai realiai patarė tavo tėvą nužudykime. Tas išmintingas patarėjas nurungė, sako, nereikia 12 000. Truputį palaukim ir paimkime visus Izraelio vyrus ir pasigaukime ir tikrai gerai visus nužudykime. Abšalomas pasirenka šitą antrą patarimą. Tas pirmas patarėjas susideda daiktus, grįžta namo ir pasikaria, taip ir parašyta. O tada Abšalomas paklausęs to neteisingo arba to kito žmogaus patarimo, jisai išeina su milžiniška vyrų kariuomenė paskui Dovydą, bet jam nieko neišeina. Iš tikrųjų, karas ten ilgai netrunka, arba tas mūšis, jų persekėjimas ilgai netrunka, todėl kad Abšalomo galas yra toks. Jisai jodamas mišku, tarp kitko, ten parašyta tokia įdomi vieta. Dalis mūšio vyksta dideliame miške, girioje. Ir sako, kad miške žuvo daugiau negu nuo kardo. Kažkas tenai miške tokio turėjo būti, kad ten žuvo daugiau negu mūšyje nuo kardo. Abšalomas tuo tarpu, jodamas ant savo mulo, jisai jojo ir jo galva įstrigo medžio šakose, mulas pabėgo ir jisai liko kaboti. Galva įstrigusią medžio šakose. Nors Dovydas buvo įsakęs jokių būdų nenužudytis jo sūnaus Abšalomą, bet Joabas, kuris jau ne kartą yra tai padaręs, jis nepaklausė Dovydo, jo karo vadas, ir jisai jį nužudė. Tada netikras karalius patrauktas, viskas turėtų būti gerai, bet jų tarpe atsiranda dar vienas maištininkas, kuris nusprendžia, jeigu ne Abšalomas, tai dabar visi eikite paskui mane. Jisai subūrė daugybę vyrų, nusiteikusių prieš Dovydą ir jisai sukylo. Tai dabar tas Joabas persekioja šitą maištininką. Aš jų vardų net neminiu, kad nebūtų sumaišties, ta prasme, jis nėra čia esminė figūra, tik tai irgi viena labai įdomi detalė. Tas maištininkas pabėga į miestą. Tas miestas sutvirtintas, jisai pabėga į jo vidų, vartai uždaryti, Joabas su Dovydo visa kariauna priartėja prie to miesto ir ketina jį apgulti ir sugriauti, kad nužudytų tą maištininką, o tame tarpe ir visus gyventojus. Ir čia tokia visiškai nereikšminga, bet man nuostabi detalė apie vieną moterį diplomatę, kurios, kiek aš prisimenu, net vardo nėra parašyta. Bet Biblijoje yra užfiksuota tokia išmintinga moteris, kuri visos šitos, įsivaizduokit save, moterys,
Įsivaizduokit save jos vietoje. Miestas apsuptas, tikrai žymus karvedžiai yra už miesto sienų, kurie ketina šitą miestą to jau paimti ir sugriauti. O ji prasibrauna pro žmonės ir per sieną šaukė, kad aš reikalauju pakalbėti su Joabu, karo vadu, kuris jau ketina miestą paimti. Ir tada jam paaiškina, kad neimk viso miesto, ko tu nori. Joabas pasakė, man reikia galvos išdaviko, to maištininko. Tada moteris sako, aš tau duosiu maištininko galvą, neliesk miestą. Jinai eina įtikina miesto vyresniuosius, kad reikia surasti tą maištininką. Maištininkas yra surandamas, nukertama jam galva ir taip yra išgelbėjamas visas miestas. Lyg ir nereikšminga detalė, bet man iš tikrųjų tas moters drąsa ir diplomatija, aš iš tikrųjų jom sužavėta, nors neturi čia jokios įtakos. Viskas grįžta į vietas. Žinoma, Dovydas rauda savo sūnaus Abšalomo, tačiau viskas grįžta į vietas. Dovydas grįžta į Jeruzalę ir toliau vyksta karaliavimas. Tai jūs jau 2 sūnų savo neturi. To pirmo, kuris sugulė neteisėtai su seserimi, ir Abšalomo jau nebeturi. Toliau parašyta 22 skyriuje, tai čia iš karto po viso šito Abšalomo tos sąmokslo, tame skyriuje parašyta 18 psalmė. Kitaip sakant, visas tas skyrius yra 18 psalmė. 18 psalmės autorius yra Dovydas. Ir aš galvoju, aš truputėlį apie tą psalmę pakalbėsiu. Čia rašoma, kad Dovydas kalbėjo viešpačiui šios giesmės žodžius tą dieną, kai viešpats jį išgelbėjo iš visų jo priešų ir iš Sauliaus rankų. Čia šitoje psalmėje rašoma apie ypatingai didelį suspaudimą, kurį Dovydas ištvėrė, tai tame tarpe paskui ir Abšalomas, kai buvo jo sūnus sąmokslą padaręs prieš jį. Didelį suspaudimą ištvėrė. Ir to suspaudimo metu parašyta, kaip jisai šaukėsi viešpaties ir viešpats jam atsakė jo maldą. Ir aš žinau, kad šitoje vietoje galbūt kai kas, daugelis, nežinau, sakys, nu jo, bet aš irgi suspaudime šaukiausi viešpaties, bet viešpats manęs neišgirdo. Ir šitoje vietoje aš kažkaip galvoju, reikėtų kontekstą pamatyti, o kontekstas būtų Dovydo širdis. Dovydas neieško Dievo tik tada, kai jam kažko prireikia. Dovydas visą laiką ieško Dievo. Ar jam gerai ar blogai, jo didelis troškimas yra surasti Dievą. Dovydas, kai jam gerai, jisai šlovina Dievą, kai jam blogai, jisai šlovina Dievą. Ir ieškodamas pagalbos, šaukdamasis Dievo, jisai nuoširdžiai jį šlovindamas šaukėsi pagalbos. Tai reiškia, nėra taip, kad, ir aš tikrai žinau, man tai būna, aš žinau, kad visiems tai būna. Kai labai sunku, atrodo, nėra už ką ir šlovinti Dievą. Ir va čia ir yra ta problema mūsų širdies. Mes turime pamatyti, kad Dievas nėra atsakingas už mūsų situaciją. Jis yra virš mūsų situacijos. Ir jis nusipelnęs yra maksimalios šlovės, nes jis yra Dievas. Jis viešpats ir kūrėjas. Ir mūsų žodžiai turi absoliučiai visą laiką vienodi būti į jo pusę. Ne tokie, kad Dieve, kur tu esi, kodėl tu neatsiliepi ir tada tylėk. Ir tik prašyti padėk ir daugiau nieko nesakyti. Tai nėra teisingas nusistatymas. Teisingas nusistatymas yra jį girti, jį šlovinti, džiaugtis, dėkoti, atėjus suspaudimui, šauktis. Bet jeigu tas šauksmas kyla iš širdies, kuri ir jį šlovina nuolatos, tai yra teisingas šauksmas. Tai yra šauksmas žmogaus, kuris yra visiškai Dievo valiai, jo maloniai. Tai va, kas su tuo Dovydu vyksta? Jisai sako, pirmiausia psalmė pradeda, ir va čia yra raktinis Dovydo bruožas, kaip jisai šlovina Dievą, kaip jis jį įvardina. Jisai sako, viešpats yra mano uola, tvirtovė ir išlaisvintojas. Aš asmeniškai tai pasidariau savo deklaraciją. Pradžiai tai buvo tik tai skambi deklaracija, bet dabar tai aš nuoširdžiai tuom tikiu, kad jis yra mano uola ir jis mano tvirtovė ir mano išlaisvintojas. Tik jis, niekas kitas.
Dievas yra mano uola, juo pasitikėsiu. Jis mano skydas ir išgelbėjimo ragas. Mano apsauga ir mano aukštas bokštas, mano gelbėtojas. Šičia aš noriu atkreipti dėmesį. Dovydas nesako to, todėl, kad perskaitė kažkur psalmėse. Tai pats Dovydas šituo žodžiu sukūrė. Jis buvo pirmas, kuris pradėjo sakyti, viešpats yra mano uola. Jis mano aukštas bokštas, jis mano išgelbėjimas. Jisai buvo pirmas. Mes perskaitėm jo mintis ir sakom, amen, amen. Taip ir yra, aleliuja, viešpats mano uola, mano išgelbėjimo bokštas. Bet jis buvo pirmas. Jo širdis pirmiau, dar neesant užrašytų žodžių, jisai jau ieškojo, kaip Dievą pavadinti, kaip šitą uolą pavadinti. Bet antiek širdis kupina pasitikėjimo ir tvirto įsikibimo į Dievą, kad jis kūrė net psalmes įvardint šitam vidiniam jausmui, tam jo tikėjimui. Tu sako, tu gelbsti mane iš smurto, šauksiuosi viešpatės, kuris vertas gyriaus, ir taip būsiu išgelbėtas nuo priešų. Toliau parašyta toj psalmėj Dovydo situacija, kaip jis apibūdina, kas jam nutiko, kai jis buvo priešų persekiojimas. Sako, mirties bangos supo mane. Bedievių antplūdis gąsdino mane. Sielvarte šaukiausi viešpaties savo Dievo. Jis išgirdo savo šventykloje mano balsą. Mano šauksmas pasiekė jo ausis. Toliau Dovydas apibūdina pagalbą iš Dievo. Čia irgi svarbu, kaip jisai kokią jisai didybę suteikė Dievui šituo apibūdinimu. Sako, susvyravo, sudrebėjo žemė ir dangaus pamatai sujudėjo ir drebėjo, nes jis, Dievas, užsirūstino. Iš jo šnervių kilo dūmai, iš burnos veržėsi naikinančios liepsnos, skraidė įkaitusios žarijos. Jis palenkė dangų ir nužengė, tamsa buvo po jo kojomis. Jis skrido ant cherubo ir lėkė vėjo sparnais. Jis supo tamsus skliautai, vandenys, tiršti debesis. Nuo spindesio prieš jį užsidegė žarijos. Viešpats sugriaudė iš dangaus, aukščiausiojo balsas pasigirda. Jis išgelbėjo mane iš galingo priešo, iš tų, kurie nekentė manęs, nes jie buvo stipresni už mane. Jie puolė mane aną pražūtingąją dieną, bet mano atrama buvo viešpats. Iš tikrųjų, kai priešas mus puola, mūsų atrama yra viešpats. Ir ne tada, kai mes tą matome, o tada netgi, kai mes ir nematome. Jeigu mes esame jo vaikai, jis yra mūsų atrama. Kai mes su šeima kovojame dėl tam tikrų dalykų mūsų gyvenime, mes nesakome, kad nelaukime, kol mes pamatysime kažką, kažkokį, tarkim, postumį ar rezultatą. Mes jau dabar sakome, pagal, ten yra viena Samuelio knygoje viena eilutė, kur Dievas mūsų priešus nuplauna lyg vanduo. Mes tą sakom, dar nematydami rezultato, bet mes tą sakom kiekvieną dieną prie pusryčių stalo kartu su kitais išpažinimais. Mes deklaruojame, kad mūsų viešpats, jis nuplauna mūsų priešus, kaip vanduo prieš mūsų akis. Ir dar nieko nematom. Ir galbūt tą dieną dar nieko nematom, jokios pergalės. Bet mes tą deklaruojam pilnu tikėjimu ir širdimi, nes kada tada dar praktikuoti tikėjimą? Kada dar praktikuoti tikėjimą negu suspaudime? Kaip faina tikėti, kai viskas gerai sekas ir tada gali sakyti, jo, tikiu Dievu. Tikėjimą praktikuojame suspaudime. Ir kai yra suspaudimas, aš drąsiai atsistoju ir sakau, viešpats yra mano uola ir mano išgelbėtojas, jis mano atrama. Ir nesvarbu, kad aš nieko nejaučiu. Nesvarbu, kad aš nesijaučiu, kad už mano nugaros yra atrama ir aš galiu ją atsiremti, bet aš žinau, kad jis yra mano atrama. Ir galiausiai tas jausmas ateina. Galiausiai ir paskui, pačioj psalmės pabaigoje, Dovydas atiduoda Dievui šlovę. Jisai sako, kas yra Dievas, jei ne viešpats? Kas yra uola, jei ne mūsų Dievas? Dievas yra stiprybė ir jėga, jis padaro mano kelią tobulą. Jis padaro mano kojas kaip stirnos, iškelia mane į aukštumas, jis moko mano rankas kovoti, kad mano rankos sulaužytų plieninį lanką, tu man davei išgelbėjimo skydą, tavo gerumas išaukštino mane.
Dovydas sako, kad savo rankomis aš nieko nekovoju, Dievas mano rankas moko. Kad visa šlovė, visi kreditai, visa garbė yra Dievui. Ne Dovydui, o Dievui. Ne kaip čia aš, savo priešus nugalėjau, o kaip Dievas mano priešus nugalėjo. Viešpats yra gyvas, palaiminta tebūna mano uola, išaukštintas tebūna Dievas mano išgelbėjimo uola. Todėl dėkosiu tau viešpatie tarp pagonių ir giedosiu gyrių tavo vardui. Psalmėse atsidengia Dovydo širdis. Tai vat jeigu mes skaitytumėm tas psalmės, kurias Dovydas parašė iš tos perspektyvos, kaip kad Dievas sakė, čia yra žmogus pagal mano širdį. Ir jeigu mes norim pamatyti, kaip atrodo ta širdis, kuri yra pagal Dievo širdį, psalmės paskaitai su tuo mąstymu. Ne savo skaityti, o skaityti, kad pamatyti Dovydo širdį ir suvok, šita širdis yra pagal Dievo širdį. Ir pasimatys. Labai geras pratimas beje. Paskui 24 skyriuje Dovydas padaro klaidą. Netgi Dovydas vėl padaro klaidą. Žodžiu, keista tokia istorija, parašyta, kad viešpaties rūstybė vėl užsidegė prieš Izraelį, jis paragino Dovydą suskaičiuoti Izraelio ir Judo gyventojus. Karalius, tai Dovydas, įsakė Joabui, savo karo vadui, sako, suskaičiuok Izraelitus nuo Dano iki Beršebos, kad žinočiau jų skaičių. Tai netgi Joabas priešinasi. Jisai sako, viešpatie tavo Dievas te padaugina žmonės 100 kartų valdovai matant, bet kodėl mano valdovė karalių užsigeidė iš šito dalyko. Tačiau Joabas ir kariuomenės vadai turėjo paklusti karaliaus žodžiams ir Joabas su kariuomenės vadais išėjo skaičiuoti Izraelio žmonių. Grįžę, įteikė Dovydui skaičiavimo rezultatus. Pasirodo, kad Izraelė buvo 800 000, o Jude 500 000 karui tinkamų vyrų. Ir gavęs tuos skaičius, Dovydo širdis, rašo, sudrebėjo. Kai jis buvo suskaičiavęs žmonės, jis tarė viešpačiui, labai nusidėjau, taip darydamas. Viešpatie, prašau, atleisk savo tarno kaltę, nes labai kvailai pasielgiau. Tada Dievas siunčia pranašą Dovydui, kuris jam duoda žodį nuo Dievo. Jisai sako, pasirink 3 bausmes. Ar 3 metus bado, ar 3 mėnesius persekiojimo, ar 3 dienas maro. Tai vat prieš einant toliau, vieną noriu pasinagrinėti situaciją. Juk, jeigu skaitysim pačią pirmą sakinį šito skyriui parašytą, viešpaties rūstybė užsidegė prieš Izraelį, nes jis paragino Dovydą suskaičiuoti Izraelio ir Judo gyventojus. Tai viešpats paragina suskaičiuoti gyventojus, šitam paraginimui neva prieštarauja Joabas ir paskui Dovydas supranta, kad jis padarė klaidą, bet idėja tarsi pagal raštą kilo iš viešpaties. Kai skaitom tą pačią istoriją kronikose, labai įdomu, aš nemeluoju, taip ir parašyta, yra visiškai kitokia istorijos pradžia. Tai jeigu 2 eilutės sulyginus, tai būtų 1 kronikų 21:1 arba 2 Samuelio 24:1. Ir štai kaip skamba kronikose štai eilutė, sako, Šėtonas pakilo prieš Izraelį ir sukurstė karalių Dovydą suskaičiuoti tautą. Tai ką mes dabar matome, kad panašu, kad idėja ar šaknis to noro suskaičiuoti tautą yra ne iš Dievo. Ji yra iš Šėtono. Ar tai dėl puikybės, ar Dovydas ketina plėsti karalystę, ar jam pabodo gyventi, neaišku. Motyvų nėra duota, faktas, kad jisai kilo širdie šitą idėją, pasirodo, ji buvo iš Šėtono ir ji negerai baigėsi. Bet tada, kodėl čia yra tas eilutėj parašyta, kad Dievas taip ir paragino Dovydą? Tai tradiciškai hebrajai mokytojai aiškina, kad šitokioje ir panašioje vietoje raštą tas žodis paragino, jis labiau turi omeny, kad leido. Reiškiasi, kad
šėtonas kurstė Dovydui širdį, o Dievas nesudraudė. Aš manau, kad čia panašiai kaip Ieva su Adomu. Šėtonas kurstė Ievą su Adomu, bet Dievas tai nesudraudė. Jisai neatėjo, nepasmaugė šėtoną, dar jam nebaigus savo darbo. Čia yra todėl, kad mes turim laisvą valią. Tai vat, tai Dievas leidžia šėtonui tai padaryti, Dovydas neatsilaiko, jisai pasiduoda ir iš to kyla viešpaties rūstybė prieš Izraelį. Tai ką iš tų 3 dalykų pasirenka Dovydas, tai 3 dienas marą. Pradžiai taip atrodytų, kodėl 3 dienas marą, nes šiaip čia kaip ir kraštui galbūt būtų skausmingiausia. Bet jisai sako, kad patekau į didelę bėdą, bet geriau pakliūti viešpaties rankas, nes jis gailestingas, negu pakliūti man į žmonių rankas. Tai jisai sako, kad jeigu aš renkuosi marą, tai tada Dievas spręs, ar man mirti ar ne. Bet tai bus Dievo rankose. Ne žmonių rankose, kur čia neaišku, kaip pasisuks, bet Dievo rankose. Ir viešpats siuntė marą dėl Dovydo kaltės. Izraeliui tą rytą ir jis tęsėsi iki nustatyto laiko. Kas įdomu, kad viešpats siuntė marą. Nuo Dano iki Beršebos mirė 70 000 vyrų. Kai angelas ištiesė ranką į Jeruzalę, kad ją sunaikintų, viešpačiui pagailo žmonių, ne Dovydo. Ir jis tarė angelui, naikinusiam žmonės, užteks, nuleisk savo ranką. Viešpaties angelas buvo prie tokio žmogaus Araunos klojimo. Taigi Dievas dabar liepė Dovydui tame klojime, ties kuriuo sustojo maras, liepė tenai padaryti jam aukurą. Ir kai Dovydas ateina pas tą žmogų, tai jūs jau žino tą istoriją, kad jisai sako, imk viską, klojimą, va čia pakinktai, jaučiai, viską aukok tau nemokamai, bet tu tik Dievo akyse rastų malonę. Ir Dovydas atsako taip, kaip dera vyrui pagal Dievo širdį, sako, ne, aš tikrai pirksiu. Iš tavęs viską už deramą kainą. Aš nenoriu viešpačiui, savo Dievui, aukoti deginamųjų aukų, kurios man nieko nekainuoja. Šičia, man atrodo, yra, šičia viena iš man asmeniškai vis subedžia šitą eilutę į širdį kažką tai. Kai tu aukoji viešpačiui, kaip pavyzdžiui, tarkim kalba eina, nepradėsiu iš tos temos absoliučiai, bet tarkim kalba eina apie 10-tinės mokėjimą. Nesakau 10%, o tokį faktą kaip 10-tinė viešpačiui. Kai tu uždirbi belė kiek pinigų, milijonus, tau tie 10% nieko nereiškia. Dėl to tu gali toksai vaikštoti išdidus ir tau tas paaukojimas viešpačiui iš tikrųjų jis nieko nekainuoja. Kai tu uždirbi labai nedaug, tas 10%, ne 10, kažkiek, 10 tau daug kainuoja. Tai verčiau žmogų geriau, tau daug tegul kainuoja, bet tada tu tikrai žinosi, kad tu duoti viešpačiui. Ir aš nepažįstu, o žinau, girdėjau, kad tarnautojai dažniausiai jie, ir čia ne viena istorija, čia daugybė istorijų tokių. Jie sako, siekia, kad kai jie pradeda, tarkim, rašyti knygas ar leisti kažkokią literatūrą, pradžiai jie duoda viešpačiui 10%, paskui sako, duodam 20%, 30%, bet sako, mūsų tikslas visą laiką yra didinti tą davimą, atiduoti viešpačiui. Ir galų gale gaunasi taip, kad jie atiduoda 90%, o 10% pasilieka savo. Ir va čia, man atrodo, čia yra graži širdis, kai taip daro žmonės. Paskui yra užrašomi paskutiniai Dovydo žodžiai. Taip pat tame skyriuje taip įdomiai yra aprašomi Dovydo vyrai, tie, kurie buvo su juo. Ten tokie rinktiniai. Yra 3 ir 30. Tai tie 3 vyrai tikri, kaip būtų kokie filmo herojai ar superherojai. Ir kas įdomu, kad, pavyzdžiui, jeigu tokie vyrai būtų šalia Sauliaus, tai nenorėdamas būti jų šlovės, tarkim, nuopelnų užtemdytas, jisai turėtų juos patraukti nuo savęs. Ir iš viso, galvojant apie bet kokį karalių, kuris nori šlovingai iškilti, jisai aplink save negalėtų tokių vyrų turėti. O Dovydas turi ir netgi apie juos yra parašyta, kad jie ten nukovė belekiek priešų, kad jie sumušė milžinus. Žodžiu, kad gynė žmonės nuo Filistinų. Tai va aprašyta viskas tam skyriui. Tai baigėsi 2 Samueliaus knyga.
Ir dar 2 skyrius iš karalių. 1 karalių 1 ir 2 berods paimsim, nes čia tiesiog iki Dovydo pabaigos. Tai parašyta, kad karalius Dovydas paseno, sulaukė daug metų, jisai netgi gerai apklotas nebesušildavo. Jo tarnai jam tarė, leisk mums, mūsų valdovė karalių, paieškoti jaunos mergaitės, kuri tau patarnautų, tave slaugytų, su tavim miegotų ir tave sušildytų. Ir jie surado tokią mergaitę ir ji buvo labai graži, patarnavo jam ir rašo, bet karalius jos jau nebepažino. Tai vat, o Dovydas tuo tarpu, kaip jau sakiau prieš tai, pačioje pradžioje, jisai turėjo daug sūnų, pirmagimis nužudytas dėl tos sesers Tamaros, paskui antras iš viso neminimas yra, jis tik minimas, kad gimė, bet daugiau nebeminimas. Trečias Abšalomas bandė perimti tėvo karaliavimą, nužudytas, tai 4 eilėje yra Adonijas. Ir jis įsitikinęs, kad jis taps karaliumi. Šičia irgi įdomu. Tu būk įsitikinęs, kiek tu nori. Abšalomas irgi buvo įsitikinęs, kad jisai čia žmonės paverkė, žmonių širdis. Bet ko viešpats nepatepa, tu bandyk, ką nori, nepavyks ir tiek. Tai tas Hagito sūnus Adonijas, šio viena iš Dovydo žmonų, jisai didžiavosi, sakydamas, aš būsiu karalius. Jis įsigijo vežimų bei žirgų ir 50 vyrų, kurie bėgtų pirma jo, taip pat kaip Abšalomas. Tėvas nieko jam nedraudė ir neperspėjo taip nedaryti, bet to jis buvo labai gražus ir gimęs po Abšalomo. Ir kartą jisai aukojo avis ir sukvietė visus pas save ir pasiskelbė, žodžiu, karaliumi. Tada pranašas Natanas, tas pats, kuris buvo Dovydui atėjęs pasakyti blogą žinią dėl tos Betšebos, su kuria jis taip neteisėtai Dovydas sugulė, tai jisai dabar eina pas Betšebą, perspėja ją ir jie kartu eina pas Dovydą, kad jį išsiaiškintų arba, tarkim, išmintingai jam primintų, kas tikras karalius yra paskirstas būti soste, o tai yra Saliamonas. Taigi Natanas nuėjęs pas Dovydą sako, mano valdove karaliau, ar tu sakei, kad Adonijus karaliaus po tavęs ir sėdės tavo soste? Jis šiandien aukojo daugybę jaučių, nupenėtų galvijų bei avių ir pakvietė visus karaliaus sūnus. Kariuomenės vadus, kunigą Abjatarą įvaišęs, jie valgo, geria ir šaukia, te gyvuoja karalius Adonijas. Jei iš tikrųjų tai padaryta mano valdovo, tai Dovydo karaliaus paliepimu, kodėl nepranešiai savo tarnui, kas sėdės tavo soste po tavęs? Taigi Dovydas ištaiso situaciją, nes aišku, jisai nesutinka, kad 4 sūnus taptų karaliumi, nes yra pažadėtas, kad Saliamonas toksai bus. Tai jisai liepia paimti Saliamoną, užsodinti jį ant arklio, mulo, nugabenti į Gihoną, kitą vietą, kad Natanas jį pateptų karaliumi. Ir tada sako, trimituokit ir šaukit, te gyvuoja karalius Saliamonas. Tai jie taip ir padarė. Tuo metu Saliamonui yra apie 20 metų, kitur sako, kad 15, bet kokiu atveju jaunas dar. Taigi visi žmonės taip atlikę, ėjo paskui jį pūsdami dūdas ir labai džiaugdamiesi, net žemė drebėjo nuo jų triukšmo. O tas save pasivadinęs sūnus karalius Adonijas ir jo svečiai, baigdami valgyti, išgirdo tą triukšmą. Joabas, kuris buvo su Adonijum šį kartą, jisai pavedė Dovydą. Joabas išgirdęs trimito garsą paklausė, kodėl toks triukšmas mieste. Taigi jiems buvo pranešta, kad Dovydas paskyrė karalių po savęs ir tai nebuvo Adonijas, tai buvo Saliamonas. Kilo sumaištis, visi svečiai išsibėgioja. Karaliumi pasiskelbęs Adonijas bėga prie aukuro, įsikabina į aukuro ragus, nesitraukia, kol neišgauna iš Saliamono pažado, kad jo nenužudys jo brolis Saliamonas. Tai Saliamonas pažada, kad sako, jeigu jis bus ištikimas, nenužudys, bet jeigu jis nusikals, tikrai mirs. Taigi Adonijus lieka kaip ir išsisukęs nuo savo šito akibrokšto. Ir antram skyriui dabar tėvas sūnui, Saliamonui, duoda nurodymus prieš pat jau išeinant. Ir man atrodo, Biblijai daug tokių vietų, kur prieš išeindami vyrai, herojai, tikėjimo vyrai, duoda kitiems vyrams po jų pasiliekantiems nurodymus. Ir labai įdomu, kaip
Tai atsiskleidžia, kas to vyro širdyje yra, kaip jis mąsto, kas jam svarbiausia yra pagal tai, kokius nurodymus duoda. Aš visą laiką sakau, man įspūdingiausi nurodymai iš tikrųjų yra apaštalo Pauliaus Timotiejui. Tai antras laiškas Timotiejui, bet iš Senojo testamento Mozė tautai labai taip įdėmiai nurodė, kaip reikia klausyti viešpačio, mylėti jį visą širdimi, vykdyti jo įsakymus. Tai dabar Dovydas daro tą patį savo sūnui, Saliamonui. Jisai sako, aš einu visos žemės keliu. Būk stiprus ir elkis kaip tikras vyras. Tai čia panašiai kaip Jozui Mozė pasakė. Būk stiprus ir nieko nebijok. Toliau sako, saugok viešpaties savo Dievo nurodymus, vaikščiok jo keliais, laikykis jo nuostatų, įsakymų, įstatymų, įspėjimų surašytų Mozės įstatyme, kad tau sektųsi visur ir visuomet. Kad viešpats ištiesėtų savo žodį, kurį jis man kalbėjo, jei tavo sūnus ištikimai vaikščios mano keliais, visa savo širdimi ir siela pasitikės manimi, tai tavo palikuonis valdys Izraelį. Tai pirmiausia, Dovydo svarbiausia dalis yra Saliamone, vidinis žmogus, tai nebijoti, būk stiprus, nebijok ir elkis kaip tikras vyras. Antras dalykas, Saliamono santykis su Dievu, laikykis įstatymų, visa širdimi juose, kad tau viskas sektųsi. Ir tada, kad Dievas išpildytų savo pažadą. Ir tik paskui eina tokie, tarkim, ne buitiniai, o žmogiškieji reikalai. Jis duoda nurodymus, ką reikia daryti su tam tikrais vyrais. Su Joabu, kuris išdavikas buvo, nužudė nekaltus žmonės, su tokiu Šimiu, kuris jį ten keikė, bet jau čia atskirai pasižiūrėsite. Taigi jisai nurodė, ką reikia su kuriais žmonėm daryti, kokius žmonės išsaugoti ir viskas. Ir jo čia tokie buvo svarbiausiai namie reikalai ir Dovydas mirė. Sako, Dovydas užmigo prie savo tėvų, buvo palaidotas Dovydo mieste. Jis valdė Izraelį 40 metų, 7 metus jis karaliavo Hebrone, 33 metus Jeruzalėje. Tai dabar apibendrinant Dovydą, faktas yra, kad jis iš visų karalių žydų istorijoje yra mylimiausias, žinomiausias vyras pagal Dievo širdį. Va toks to pagrindinis apibūdinimas, kad jisai tobulas vyras pagal Dievo širdį. Bet turi daug žmonų, turi sugulovės, jis yra karo vyras, karvedys jo gyvenime daug žudynių. Vienu metu, jeigu atsimenat pačioj pradžioj, jis netgi netekęs vilties jau pasilikti Izraelyje, jis tiesiog perėjo pas Filistinus ir pradėjo jų pusėje kariauti ir išpuldinėjo Izraelio žemės ir žudė izraelitus. Tai jo gyvenime be galo daug karo. Nors kita vertus jis labai teisingas, iki tiesiog skrupulingumo teisingas. Tai vat, kuri ta širdies dalelė yra pagal Dievo širdį? Tikrai ne 10 sugulovų. Tai bet kuri ta dalelė? Apaštalų darbuose viena eilutė yra, kuri labai tikrai atidengia šitą klausimą, tai sakyčiau pirmas, kodėl jis pagal Dievo širdį. Nes, paskaitysiu eilutę, pašalinęs jį, čia apaštalų darbuose rašo, jis pakėlė, tai pašalinęs Saulį, jis pakėlė jiems karaliumi Dovydą, apie kurį liudydamas pasakė, radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus. Tad žmogus pagal Dievo širdį, jisai vykdo ne savo norus, nors ir savo, bet jis įvykdo viską, ką Dievas nori. Ir čia kažkaip reikia padaryti būtinai tokį riebiai pabrėžti. Tai nereiškia, kad jisai pakeliui nedaro klaidų, arba neįvykdo savo kažkokių geismų, arba neapskaičiuoja kažko netyčia, bet tai reiškia, kad tai, ką Dievas jam įdeda į širdį, kaip tai būtų nepatogu, ar nesinori kūniškai, ar diskomfortą kelia, jis tai viską įvykdo, ką Dievas įdeda į jo širdį. Dievas sako, jis įvykdys visus mano norus. Ne visą laiką Dievo norai mūsų širdyje yra mums tik tais patogus, vat keliantis tiesiog patogų. Kartais Dievas nori, kad mes, pavyzdžiui, šiuolaikinėme pasaulyje pasiektumėm kaimyną,
kuriam visai nenorime kalbėti apie Jėzų, nes, nepatogu ir be to tas kaimynas kažkoks smirdantis. Bet Dievas tai nori. Ir čia Dovydas sako, Dovydas tai imtų ir įvykdytų. Tai mūsų širdis, jeigu ją nukreipti tokią kaip Dovydo širdį, tai mes turėtumėm vykdyti tai, ką Dievas nori, kad vykdytumėm. O kai kurios norus jis yra realiai užrašęs Naujajam testamente. Tai žmogus pagal Dievo širdį, jis turėtų atsiversti Naująjį testamentą ir žiūrėti, ką Dievas nori, kad aš daryčiau. Vienas iš pagrindinių norų yra, kad mes panašėtumėm į Jėzų Kristų. Tai užduotis visam gyvenimui. Taip, toliau. Kas dar yra? Nors Dovydas visur klydo, ne visur, o daug kur klydo, kaip ir visi, bet jisai turėjo didelį troškimą sužinoti Dievo valią ir nuo jos nenukrypti. 139 psalmė jisai rašo, sako, ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išbandyk mane ir pažink mano mintis, žiūrėk, ar aš einu nedorėlių keliu ir vesk mane keliu amžinuoju. Taip pat dar vyras pagal Dievo širdį yra tas vyras, kuris ir tiki. Jis turi labai labai tvirtą tikėjimą. Jeigu perskaitytumėt, paimtumėt raktažodį tikėjimas ir tik tais to ieškodami perskaitytumėt visą Dovydo istoriją, pamatytumėt, koks buvo jo tikėjimas. Faktas parašyta Biblijoje, kad Dievui patinka tikėjimas. Ir jisai sako, netgi iš viso dar daugiau, aš sakyčiau, netikėjimas jam nepatinka. Tai kai mes sakom, tu patinki Dievui, koks esi, čia iš tikrųjų netiesa. Tu patinki Dievui, kai tu tiki. Jis myli tave tokį, koks tu esi. Bet malonumą Dievui teikia tikėjimas. Parašyta Hebrajams laiške sako, be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad uoliai jo ieškantiems atsilygina. Dovydas toks ir buvo. Jūs atkreipkite dėmesį, jis absoliučiai visur. Jisai sako, mano likimas Dievo rankoje, jeigu Dievas su manim, man viskas pasiseks, jeigu Dievas su manim, aš tą galijotą nugalėsiu, ir liūtą nugalėsiu, ir mešką nugalėsiu, jisai neabejoja. Todėl jis kruopščiai ieško Dievo. Jeigu Dievas sako, žalia šviesa, eik į mūšį, jisai net nei viena fibra nesuabejoja. Jis eina į mūšį, nes Dievas yra jo apsauga ir atrama. Tobulas tikėjimas yra pagal Dievo širdį. Dar vienas aspektas, dėl ko Dovydas yra pagal Dievo širdį, tai kad jis myli viešpaties įsakymą. 119 psalmė yra apie tai, aš sakau, tai yra odė Dievo žodžiui, nes mes tai suvokiam, kad Senajam testamente tai jo įsakymas, įstatymai, potvarkiai, bet dabar mes tą patį vadiname Dievo žodis. Dovydas jis taip rašo apie Dievo žodį, sako, aš atsibundu naktį, aš svajoju apie tavo žodį. Aš užmiegu, aš galvoju apie tavo žodį. Sako, tai yra paguoda mano varge. Jisai sako, aš pamilau tavo įstatymus. Jisai sako, kad tavo žodis mane atgaivino. Kad tai buvo, tavo nuostatai tapo man giesmėmis mano viešnagės namuose. Vidurnaktį atsikėlęs dėkoju už teisingus tavo sprendimus ir taip toliau. Ta psalmė per daug ilga, kad jie visą skaityti, bet verta paskaityti ir pamatysite. Jis tiesiog mylėjo Dievo žodį. Dovydas taip pat buvo dėkingos širdies. Dėkingos širdies ir dar netgi kitaip pasakysiu, jo širdis buvo šlovintojo širdis. Jisai visur atidavė Dievo šlovę ir ne šiaip sau, kad šlovė Dievui. Ateina tau, ko nors pasako, kaip tu tenai, tarkim, kaip čia sumaniai kažką padarei, koks tu ten sumanus esi, nežinau, tarkim, organizatorius, užmanytojas, nesvarbu, kažkoks sumanus. Tai tu, kad, būtų krikščioniška, religinga, tu sakai, jo, bet šlovė Dievui. Dovydas taip nesako, jisai iš viso širdies ir visų įmanomų jėgų, jisai šlovina Dievą. Jisai savo šlovę Dievui atiduoda iš visų jėgų. Tai reiškia, taip šoka, kad net prakaituoja. Tai net nereligingai, žodžiu.
Toliau parašyta, kad Dovydo gyvenime buvo tikra atgaila. Tai čia vienas iš vyro pagal Dievo širdį bruožas. Jo gyvenime buvo tikra atgaila. Kai jisai krito su Bečeba arba kai krito dėl žmonių tų skaičiavimų, jis neatgailavo tik šiaip, tipo ant popierių. Jisai iš tikrųjų atgailavo. Jisai nebijo žmonių nuomonės, mes tą pamatėm, kai jisai išlovino Dievo visas su lininiu, žodžiu, lininiais, taip sakant, žydiškais apatiniais. Ir jam nesvarbus, jis sako, prieš Dievą aš save nužeminsiu. Jis nebuvo išdidus savo akise. Ir tas jo skrupulingas teisingumo suvokimas, kad jisai, kurį atsimenat, tarkim, kai Abšalomą nužudė, tai jisai nesakė, ir gerai tam maištininkui, taip jau reikėjo, jisai verkė dėl Abšalomo. Kai Saulį nužudė, jisai raudojo dėl Sauliaus. Kai jo priešininkas Sauliaus Išbošetą, Sauliaus sūnų nužudė, tuos žudikus jisai liepė nužudyti, sako, kaip tu pateptą jį galėjai nužudyti. Pats atsisakė Saulį žudyti. Tai vat, ir toliau, Saliamonas įsitvirtina, tai čia skyriaus kaip ir pabaiga būtų, tai aš užbaigsiu, kad Saliamonas atsisėdo į savo tėvo Dovydo sostą, jo karalystė labai sustiprėjo ir karalystė buvo įtvirtinta Saliamono rankose. Jisai visgi baigėsi jo broliui, kurį prieš tai jis išteisino arba paleido namo, baigėsi nekaip, nes jisai visgi sugalvojo ateiti pas Saliamoną ir paprašyti, kad jis tą mergaitę, kuri su Dovydu jį prižiūrėjo, slaugė, kad atiduotų jam už žmones, panašiai kaip Abšalomas norėjo tas 10 tėvo sugulovių paimti. Už šitą jo prašymą Saliamono pyktis užsidegė ir jisai tą Adonijų liepė nužudyti, o Joabas, tas karvedys, dėl jo tėvas jam davė, sako, tu esi išmintingas vyras, pasielk kaip tau atrodo geriau, bet Joabas negali nueiti į kapus ramiai, nes jisai nužudė nekaltą kraują. Tai Joabą jisai nubaudžia mirties bausme. Taip ir tada yra įtvirtinama karalystė Saliamono rankose. O kitą kartą jau bus vien tik tais Saliamonas.